Dėrybos. Dėrybose siūlau visada išlikti mandagiems, maloniems, nes viskas yra daug paprasčiau, kai bendraujam maloniai, vis tiek jūsų tikslas yra nusipirkti, pardavėjų parduoti. Jeigu matot, kad reikės didelių investicijų, tai taip galite ir pardavėjams pasakyti, tik pasakykite tai gražiai, o ne kad jų butas ar namas, kuriam jie gyveno 20 metų, yra prastas, negeras ir panašiai, nes pardavėjai gali įsižeisti ir iš vis jums nenorėti parduoti. Tai dėrėdamėsi sakykit, mes savo galim leisti tiek, ar jums tiktų, plus mums dar reikės už remontą mokėti, tai mums tokia kaina tiktų. Kaip jūs galvojat? Jeigu jums atsakys kainą ir jums tiks ar netiks, sakykit, kad turim pagalvoti. Iš tikrųjų, pasigalvokit, pasižiūrėkit, nebūtinai viską imti ir spręsti dabar. Aišku, jeigu to objekto nori daug žmonių, jūs matot, kad įkėlė objektą prieš 10 minučių, jūs paskambinot, tikrai dar kiti skambins, tai einat, važiuojat, jeigu viskas tinka, siūlot ar aukštesnę kainą, jeigu reikia, ir perkat. Su to viskas yra ok. Bet dėrėtis reikia mandagiai. Aš manau, kad tai yra svarbiausias dalykas. Jūs vis tiek pirksit tą objektą. Jeigu jums kaina netinkama, viskas ok, važiuojam toliau. Bet taip pat galima dėrėtis ir dėl išsikėlimo termino. Bet gal savininkams reikia daugiau laiko pagyventi? Gal jie nori pabūti pusę metų, arba jie dar tik tai perka ir įsirenginėja kitą būstą. Tai galit arba prašyti nuomos iš savininkų, arba dėrėtis dėl kainos. Taip pačiai ir dėl baldų. Jeigu yra baldai, kurių jums nereikia, bet savininkai nori išsivežti, tai viskas gerai. Sakykit, kad gerai, mums baldų tada nereikia, bet mes norim kainos 100 000 mažesnės. Ir kitas dalykas, paskutinis ir toks dažniausiai, apie kurį žmonės kalba, tai yra notarinis mokestis. Pagal civilinį kodeksą notarinį mokestį turi mokėti pirkėjas. Bet jeigu susitarima kitaip, gali mokėti ir pardavėjas, ir galima per pusę. Aš pirkėjams visada rekomenduoju, einant į objektą, sakyti, kad mes sumokėsim už pirkėją, bet mums nuleiskite 2-3 tūkstančius eurų. Nes notaras kainuos dažniausiai apie 1000 eurų iki 1000, nebent labai didelės vertės objektas, tada gali kainuoti ir daugiau, bet tikrai apsimokės, jeigu jums padarys 100 000 eurų nuolaidą. Bet jeigu jums nepavyksta nusidėrėti, tikrai nereikia kritikuoti ir pradėti karą su pardavėjais. Tikrai, jeigu jums nenuleidžia 2-3 tūkstančių eurų, tiesiog tai paprastai, bet jums viskas tinka, tai jums geriau yra sumokėti tuos kelis tūkstančius ir neapsikrauti ir turėti savo išsvajotus namus. Preliminari sutartis. Laikas viską perkelti ant lapo. Ką susitarėm, tą ir susirašom. Viskas, tiek laikai, tiek datos, tiek sandorio kaina, tiek kas moka už notarą. Viską apsirašom, turi būti būtinai objekto unikalus numeris, turi būti jūsų ir pardavėjų asmens kodai, turi prie preliminarios sutarties būti prisekti planai, registrų centro išrašai. Jeigu perkat su baldais ir norit kažkurių baldų, turi būti baldų nuotraukos ir apsirašykite, kurie baldai lieka, kurie nelieka, kad viskas būtų aišku ir nekiltų problemų ateityje. Svarbiausia, dėl visko susitarti, dėrėtis ir šnekėtis. Galit paprašyti ir notaro po to, ypač kai perkat naują statybą, kad prisektų preliminarios sutarties kopiją prie notarinės sutarties, kad viskas būtų taip, kaip ir statytojas įsipareigojo jums. O preliminarios sutarties šabloną rasite PDF, kurį gavote L paštu.